Moksleivių krepšinio lygą remia Manija. Jim West, Desperado, Rough Rider, no you don't want nada, none of this, six gunning this, brother running this, Buffalo Soldier, look, it's like I told you. Labiausiai intriguojančiame Moksleivių krepšinio lygos e-žaidimų konkurse žiūrovai išvydo nepakartojamus jaunųjų krepšininkų pasirodymus. Tačiau savo konkurentams vilčių nepaliko konkurso favoritas Tauras Jogėla. Jau per rytų vakarų visų žvaigždžių rungtynes Jogėla pademonstravo keletą įspūdingų dėjimų, o Oro karaliaus konkurse aplenkė net 13 varžovų. Nors pirmasis Arvydo Sabonio krepšinio centro auklėtinio dėjimas ir nepavyko, tačiau antruoju jis užsitikrino vietą finale. Kovodamas finale Tauras Jogėla įrodė, kad šiuo metu yra pats šokliausias jaunasis krepšininkas. Puolėjas pirmu savo dėjimu surinko 49 komisijos balus, o antruoju abejingų nepaliko ir pelnė maksimalų balų skaičių 50. Trečias tauragiškio dėjimas nieko nebelėmė, nes Jogėlos konkurentai savo sumanimų įgyvendinti nesugebėjo. Paskutiniam dėjimui Tauras pasikvietė savo mažąjį brolį Matą. Tiesa, audringai publikos palaikomam dvejetui nepavyko finalinio dėjimo atlikti idealiai. Pirmą kartą dalyvavau dėjimų konkurse. Iš tikrųjų, draugai siūlė, sako, eik pabandyti dalyvauti, gal pasiseks, gal laimėsi, ir nusprendžiau. Ir pats iš tikrųjų norėjau išbandyti savo jėgas dėjimų konkurse, ir pavyko. Beveik, tik tai, kad kelis neįdėjau ir viskas. Iš tikrųjų labai jaudinaus pirmas kartas ir taip atsistoji, dėti dėjimą ir krepšys aukštesnis ir viską, nežinau. Jaudinausi, bet pasisekė. Antroje vietoje liko Panevėžio krepšinio mokyklos auklėtinis Ugnius Ribokas. Puikius dėjimus atrankinėme etape pademonstravusiam krepšininkui finale šiek tiek pritrūko tikslumo. E-žaidimų konkurso nugalėtojui atiteko mobilusis telefonas ir Kraft Foods Lietuva dovanos.